Esu Robertas Sukockas, Vaikų dienos centro Užuovėje vadovas. Turim sąrašinių 26 vaikus, nuo 6 iki 16 metų praktiškai dabar jau padedam pamokas paruošti. Pamaitinam karštais pietumis, žinoma, nes daugelis šių vaikų neturi sąlygų namuose nei ruošti pamokų, nei gauti karšto maisto. Visą tą laikotarpį nuo 2006 metų mes glaudėmės šitame pastate. Pastatas buvo suprivatizuotas ir Kauno miesto savivaldybė mums išskyrė patalpas visai netoliese, čia toje pačioje gatvėje, bet tos patalpos buvo labai nugyventos ir jas reikia renovuoti, apšiltinti, pritaikyti vaikų dienos centro reikmėms. Darom, ką galim, ieškom rėmėjų, džiaugiamės kiekvienu, kuris supranta tą problemą, kad socialinės rizikos šeimose augantys vaikai išaugtų gerais žmonėmis, tiesiog jiems reikia padėti.